Sveiki visi. Tai noriu pristatyti, kas vyko per paskutinį mėnesį. Tai pakalbėsiu apie mažiausią banko maržą, kokį mums pavyko suderėti. Pakalbėsim iš tikrųjų apie auksą, terminuotus indėlius, pakalbėsim apie pensijinius fondus šį kartą. Taip ir turėsiu jūsų prašymą. Ir pakalbėsim iš tikrųjų, kas laukia, kokie renginiai ir kam įdomu kažką pasimokinti. Irgi sužinosit šitam video. Tai pradėkim. Galim pasidžiaugti, kad šį mėnesį pasiekėm tokį rekordą. Tai yra mūsų asociacijos nariai pavyko jau suderėti su bankais netgi 1,35 banko maržą. Vidutinė banko marža yra visų bankų vidurkio, čia skaičiuojam, ką mūsų nariai suderėjo, tai yra 1,45. Na, o yra žmonių, kurie tikrai gavo netgi 1,35. Atkreipkite dėmesį, kad iš tikrųjų vėl kilstelėjo Euroliboras, tiek Amerikos doleriais, tiek eurais Euroliboras. Tai šitoj vietoj turėkite omeny, kad nesnaustumėt, o darytumėt kažką, jeigu norit susimažinti banko maržą, nes jeigu Euroliboras tikrai nuo vasaros kris, tiesiog gali būti, kad banko marža sustos kritusi, taip? Tai šitoj vietoj nelaukit, kol ten bus palūkanų perskaičiamas, eikit, dėrėkitės, nes visi, kurie pas mus nariai praėjo dėrybų mokesčius, mokymus, tikrai viską puikiai daro, tikrai nėra sunku susidėrėti, apie tai irgi pakalbėsim, apie dėrybas. Tai šitoj vietoj dar kartą pasikartosiu, eikit, dėrėkitės, tikrai gausit mažesnę banko maržą. Kur laikyti pinigus, taip? Tai terminuoti indėliai. Tai atkreipkite dėmesį, kad yra terminuoti indėliai 4,15, 4,3 va matau, bet neužmirškit, kad yra dar ir kaupiamieji, taip? Kaupiamieji indėliai, kur galima tiesiog kiekvieną mėnesį papildyti. Tai irgi visai neblogai, va atkreipkite dėmesį, 3,7, netgi kai kurie, va matau, taupa duoda netgi 4,3 procentus kaupiamą indėlį. Tai yra visai neblogai. Taip, žinoma, supraskit, kad jeigu tokios didelės yra terminuotų indėlių palūkanos, taip, tai ir banko palūkanos didelės ir žinoma yra infliacija. Taip, dar. Pensiniai fondai irgi visai puikiai sekasi jiems, nes per paskutinį mėnesį netgi yra pakilimas netgi 6 procentais. Tai manau visai geras rezultatas. Čia tik tai priminsiu, kad yra neatskaičiuoti dar mokesčiai. Akcentuoju mokesčius, nes apie tai irgi pakalbėsim, apie pensinius fondus. Tai jeigu pažiūrėsit pagal savo gimimo metus, dauguma fondų uždirba apie 6 procentus. Tai netgi Aljansas, matau, 6,24, tai turbūt bus aukščiausias. Tai procentas 6,24. Gerai, trečia pensijų pakopa. Labai panašiai dirba kaip ir antra pensijų pakopa. Tai trečia pakopa nuo antros tom ir skiriasi, kad trečia jūs galite savanoriškai tiesiog ją kaupti, susigrąžinti 20 procentų mokesčių lengvatą, bet tik tai akcentas, kad iki 1500 eurų gali tą mokesčių lengvatą susigrąžinti. Na ir labai dažnai trečią pensijų pakopą naudoja įmonių savininkai arba įmonės savo darbuotojams kaupia, taip, tai šitoj vietoje irgi gali tikrai pasidomėti trečia pensijų pakopa. Nes irgi nėra labai dideli mokesčiai, bet yra ta mokesčių lengvata 20 procentų. Auksas. Auksas turbūt žinot, kad pasiekė rekordus ir iš tikrųjų vien per mėnesį pašoko 6,57, per metus praktiškai grąža yra 12 procentų. Taip. Susidabro tas pats irgi 6 procentai, truputį mažiau, bet per metus yra 10 procentų kilimas. Taip, tai 12 ir 10 procentų. Irgi visai neblogai, taip. Gyvybės draudimams taip pat labai gerai sekėsi per metus laiko. Taip, čia ne nuo naujų metų, o per metus laiko. Atkreipkite dėmesį, tikrai tos investicinės grąžos tikrai yra labai neblogos, geros, didelės, sakyčiau, ne? Prieš tai, žinoma, prisimenat, buvo ir minusų, bet šitoj vietoj priminsiu, kad pasižiūrėtumėt Lietuvos banke gyvybės draudimo mokesčiai, taip? Nes jūs savo draudimo sutartyse tokių investicinių grąžų tikrai nematysit, nes ten yra labai dideli mokesčiai, dėl to ta investicinė grąža, tai tą investicinę grąžą suvalgo mokesčiai.
Bet stebėkit, žiūrėkit savo gyvybės draudimo ataskaitas, eikit, konsultuokite su savo gyvybės draudimo konsultantais, klauskit, kodėl galbūt metų laiko, sakykime, investicinės grąžos tokios didelės, o jūsų sutartyse ta tokia investicinė grąža, kad būtų ten 30 ar 19%, jinai neatsispindi. Mes čia tiesiog atrinkom iš kiekvienos kompanijos pačią geriausią kompaniją ir atrinkom pačią blogiausią kompaniją. Taip, tai kad būtų objektyvu. Bet jūs pasižiūrėkit, ar jūsų tie fondai, į kuriuos jūs investuojat, irgi uždirba va tokias investicinės grąžas. Gerai? Na ką, turim pensinius fondus, taip, išėjo Lietuvos banko tokia ataskaita, tai galbūt dėl įdomumo, kad matytumėt, kiek dabar aktyvių ir pasyvių yra dalyvių pensiniuose fonduose. Na ir turbūt skaičiai svarbiausia yra vidutinė sukaupta suma. Yra 4600 eurų. Labai mažai, taip? Bet čia tiesiog žmonės nuo savo algų tiek sukaupia. Ir atkreipkite dėmesį tiesiog į pensiją. Vidutinė pensija yra bent jau 22 metais buvo 483, o per metus laiko pensija padidėjo apie 20%, biški daugiau. 583 eurai. Pakankamai daug, 20% pakilo pensija. Bet pažiūrėkit, kiek anuitetas pakilo. Sakykime, yra 62, čia skaičiuojasi nuo 4600. Na ir pakilo 23 metais iki 65. Čia yra labai svarbus skaičiai, dėl ko mes irgi turim pastabų, ne kiek dėl pensinio fondo pačio ir jų gražų, o klausimas, kas dedasi tam pensiniam anuitete, kaip ten apskaičiuojami tie mokesčiai, iš kur jie gavo 62-65. Jie dabar turi ten tokias 3 skaičiuoklės, bet mums niekaip nepavyksta gauti kažkokio įstatymo, kur aiškiai parašyta, kokie yra tikslus mokesčiai. Ar jie negali keistis po 10 ar 20 metų. Tai yra, anuitetas yra atiduotas į monopolį, tai yra sodrai. Ir tikrai ne vieną kartą jau buvo ta sodra nuskriaudus pensininkus, bet toksai vaizdas, kad dabar nėra jokios konkurencijos anuitetuose. Nu ir sodra gali, taip sakykime, paprastai, bet kada pakeisti tą formulę. Tai irgi noriu paprašyti, gal kažkas dirbat su anuitetu, gal kažkas domėjotės, galit parašyti mums, kokie ten yra mokesčiai, kaip jie ten yra apskaitomi. Ar ten vienintelis būdas apskaičiuoti, tai yra tik tai sodra nueiti ir suspaudyti šitą skaičiuoklę jų, kur gali viduj bet kada pakeisti tas formulės ir tas anuitetas gali labai pabrangti. Tai čia tik akcentuoju, kad tikrai iki šiol aš nežinau, kokie yra anuiteto mokesčiai, taip ir kokie jie bus ateityje. Tai kviečiu, galbūt irgi aktyviai, galbūt galite irgi kažkas parašyti, atsiųsti mums, kokie yra iš tikrųjų tie anuiteto mokesčiai. Tik nesiųskit tos skaičiuoklės sodrinės, taip, nes jinai yra apie nieką. Tiesiog ja dabar kažkas jau nuo 19 metų jinai yra, bet nuo 19 metų mes vis laukiam kažkokių skaičių, kaip apskaičiuojamas tas anuitetas, kiek ten reikia sumokėti mokesčių ir kokie bus ateityje. Taip tie mokesčiai. Nežinau. Kviečiu, tiesiog jeigu galit, mums parašykit. Čia yra grąžos. Taip, tai Lietuvos bankas irgi palygino 2004 metų, tai investicinė grąža buvo 5,2, kada infliacija buvo 4, tai praktiškai nieko neuždirbo. 19 metai 8,5% buvo, 7 procentų buvo infliacija. Taip, atkreipkite 22 metus, tikrai buvo labai blogi metai, nes ir investicinė grąža 13,8 minus. Ir dar infliacija minus 21, tai beveik 22. Tai turit suprasti, kad tuos skaičius kaip ir turėtumėt sudėti. Tai yra tiek pinigai nuvertėjo praktiškai per 22 metus. Tai tikrai buvo labai didelis, sakykime, kritimas. Na ir po to 23 metais kažkiek atsigavo, infliacija 1,2, na bet prieš tai buvo minus 21. Tai supraskit, kad ta infliacija ir iš tikrųjų valgo mūsų tą investicinę grąžą. Dėl ko čia visi kovoja, visi su infliacija, kad ta infliacija būtų mažesnė. Nes tiek santopos, tiek investicinės grąžos, na jos tiesiog tirpsta. Taip, tiesiog jūs nebegalit kažką tais, ką planavot nusipirkti,
galbūt jau planavot gal automobilį nusipirkti ar kažkokį kitą daiktą, bet tiesiog dėl to, kad infliacija 21%, tiesiog tas daiktas pabrango, taip, ir jūs nebegalit nusipirkti. Tai infliacija yra didžiausias priešas investavimo, na ir čia tiesiog pasižiūrėkit, kokios būna, sakykime, kokie mokesčiai būna pensiniuose fonduose ir turėjau, kaip sakiau, noriu tokį, paprašyti jūsų, nes mes asociacijos nariai jau aktyviai prašom pensinių fondų, kad jie mums atsiųstų, kiek per visą laikotarpį aš sumokėjau mokesčių. Jie dabar daro labai gudriai, jie tiesiog jums atsiunčia ataskaitas, jeigu pastebėsit, ten būna ketvirčio tie mokesčiai arba tik metų, bet tai, kad jūs kaupė 20 ar daugiau metų, jie to neparodo, taip, ir labai dažnai būna, kai mes paprašom, tai sako, mes jums siuntėm ataskaitas. Tai duoda suprasti, kad jūs pasimkite 20 ar 30 metų tą, sakykime, 20 metų, taip, 20 metų susiraskit kažkokias ataskaitas ir susidėkit patys pinigus. Tos, kiek mes sumokėjom mokesčių už tą pensinį fondą. Tai aš manau, kad tai nesąžininga, manau, kad tai yra vėl slepiami mokesčiai. Kodėl taip teigiu? Todėl, kad mes visi žinom apie tos 0,5 procentus. Tai yra dar, vadinamas bikas, taip? Tai šitoj vietoj reikia neužmiršti, kad dar yra toks vadinamas, baro mokestis. Jis vadinasi baro. Taip, tai yra tiesiog aptarnavimo, sakykime, mokesčiai. Na, yra bikas, tai yra fondo tokie mokesčiai. Ir jie jau yra, matot, 1,2, 1,1, 1,12, 1,23. Visur, kur geltonai pažymėjau, yra jie aukštesni. Tiesa, šita ataskaita yra 21 metų pabaigos, 22 metais yra kita ataskaita, ten jau truputį mažesni mokesčiai, bet vėl neaišku, kodėl yra, sakykime, vienais metais vieni mokesčiai, kitais metais kiti mokesčiai, bet klausimas, kodėl toj pensijų ataskaitoj matosi tik tai vienas mokestis, kodėl nėra ir antro mokesčio, nes irgi labai svarbu, kai tu renkiesi pensijų kompaniją, tai yra, kad būtų atskleisti ne tik tie nustatyti 0,5 procentai, taip, o būtų aišku ir kiek toje kompanijoje kainuoja fondai, taip, kuriuos jūs galbūt investuojat pagal savo amžių. Tai jeigu jums nesunku, užklauskit savo pensijų kompanijų, drąsiai parašykit, kad prašau, pateikit man pilną finansinę ataskaitą už visą mano kaupimo laikotarpį, taip, ir parašykit, kiek mano buvo baro ir biko mokesčiai. Tai man atrodo, kad tai irgi labai svarbu, sprendžiant, ar tikrai tas pensinis fondas dirba gerai, ar dirba blogai, ir kokie iš tikrųjų tie mokesčiai. Nes mokesčiai tikrai nėra 0,5%, jie yra virš 1%, taip? Tai nesakau, kad yra labai dideli mokesčiai, taip? Bet vis tiek man keista, kodėl nėra tose ataskaitose atskleidžiami visi mokesčiai. Taip? Ir nežinau, kodėl Lietuvos bankas tą dalyką irgi leidžia daryti. Čia tik noriu priminti, kad mes galėtumėm pamatuoti, ar pensiniai fondai dirba gerai ar blogai. Tai priminsiu, kad auksas kiekvienais metais vidutiniškai auga apie 8,5%, bazinė minimali pensija auga virš 8%, minimali alga irgi auga, taip, virš 8%, pensiniai fondai čia iki 2022 augo tik 4,47. Tai čia tokie atramos taškai, kur tikimės, kad sekantis ir dar sekantis metai, tikėkime, bus geresni pensiniams fondams ir tas vidurkis tikrai auks, bet jisai turi dvigubai paaugti. Taip, tai vėl klausimas, ar tikrai pensiniai fondai yra gerai. Taip. Toliau, prie kreditų važiuokim. Taip, labai džiaugiuosi, kad labai daug žmonių jau supranta, kad ką reiškia žodis refinansavimas, kad galima eiti iš vieno banko į kitą banką. Labai džiaugiuosi, kad jūs jau pradėjot suprasti, dėl ko reikia dėrėtis, bet kartais ir skambinat ir rašot, kad o kaip dėrėtis, o ką daryti, ką sakyti bankams, nuo ko pradėti. Tai mes tiesiog nusprendėm padaryti kitą mėnesį, tai bus balandžio 11 po Velykų. Mes padarysim tiesiog jums tokį nemokamą webinarą. Dėka asociacijos narių, labai ačiū asociacijos nariams, nes dėka jų mes galim daryti tokius
tokius seminarus. Na ir ten mes pakalbėsime iš tikrųjų apie dėrybą su bankais, kaip mūsų, pavyzdžiui, asociacijos nariams pavyksta gauti 1,35 arba 1,4 ar 1,45, pavyzdžiui, procentai. Gerai? Tai irgi galėsim padiskutuoti, galėsit surašyti klausimus, na ir galėsim pasikalbėti šitom temom. Taip, tai yra, kuris bankas duoda mažiausias banko maržas, ar ten, sakykime, suteikia geriausias kredito sąlygas. Pasidalinsiu 5 taisyklėm, kurios padeda dėrybose. Taip pat supraskit, kad kartais, kai jūs tų dalykų nesuprantat, vien tik dėl to, kad jums duoda banko maržą geresnę, jūs galite savo dar ir pakenkti, nes kartais bankai duoda jums pasirašyti sutartis, taip naujas, ir jūs galite tiesiog kažko nepastebėję, tiesiog pasibloginti savo sąlygas, taip. Pakalbėsiu, kokios tos sąlygos gali būti, taip. Na ir teisingai veiksmai, kurie padės jums dvigubai greičiau paskolą grąžinti, arba galėsit bent jau sutaupyti dvigubai daugiau palūkanų. Taip, tai vat apie viską galėsim pasikalbėti balandžio 11 dieną, 19 val. Yra registracija, tai prašau registruokitės, gerai, ir galite jau parašyti po savo vieną klausimą, gerai, kur po webinaro aš jums galėsiu atsakyti. Na, kas esate investuotojai, tai kam patinka akcijos obligacijos, tikrai mūsų kolegos daro labai ypatingą renginį, kaip jie sako, jau po šitų mokymų, tai tikrai jokių kitų investavimo mokymų jums nereikės. Tai bus netgi 9 susitikimai nuotoliu, tai reiškia ar iš Klaipėdos, ar iš Norvegijos, ar iš Anglijos esat, ar Lietuvos, ar Kauno, ar Šiaulių. Nesvarbu, galėsit pasijungti, bus nuo 6 iki 9 valandos. Taip, kalbėsit viską apie investavimą. Tai yra ir tie, kurie planuojat investuoti, ir tie, kurie jau turit savo investicijas, galėsit užduoti klausimus ir tikrai su Luku ir su Artūru padiskutuoti. Nes jie yra savo srities specialistai, turbūt geresnių už juos aš tikrai pats nežinau, kurie tikrai nuoširdžiai dalinasi savo patirtim. Na ir rekomenduoju, kadangi įsijungėt šitą video, įveskit FICVA 50, matysit irgi yra akcijos kaina, bet nuo tos akcijos kainos jūs dar gausit 50 eurų nuolaidą, gerai? Tai linkiu į kreditų seminarą atvykti, linkiu su investavimu susipažinti, kad tikrai pinigai jūsų nemažėtų, bet didėtų, gerai? Tai ačiū labai, kad išklausėt. Tikiuosi, kad turėsit geras dėrybas su bankais, persižiūrėkit savo finansinės sutartis ir nepraraskit pinigų. Sėkmės jums. Ačiū, kad išklausėt.